Jeigu tu atsidūrė čia ir dabar, reiškia, tai yra taro kortų žinutė tau, o kartas sako apie tave, kad žiūrėk dabar, apgaulės daug iš jo pusės tau, kas liečia. Taip, moteris kažkokia yra, čia tokia galbūt ar mama, jūsų, jo vyresnis žmogus, galbūt iš darbo žmogus, vat moteris iš darbo, kuri vat dabar trukdo tavo pagalius kišo, taip, į tavo gyvenimą. Ir tu stovi galvoji, kaip pradėti tą gyvenimą iš naujo, kaip viską pamiršti ir eiti savo keliu. O korta, labai kaltini save daug, bet tu tame nekalta. Taip įvyko, taip yra. Tokia situacija susiklosti. O tu galvoji, kokį sprendimą priimti, kokį kelių, tu tikiesi visatos palaikymo. Tu lauki iš visatos, kaip atrodytų ženklo, kad pasakytų tau. Tai yra trikampis ir kažkam reikės išeiti iš šito trikampio. Kažkas privalėsit išeiti kažkas. Iš jūsų, iš šito trikampio, iš šitos istorijos susikloščiusios. O ką jis darys? Užlausim kortų, įdomu pažiūrėti. O jis čia kaip čia, dabar žiūrėkit, jis irgi tikisi kažką pamatyti, tikisi grįžti, bet jis dabar dar nesugeba tą padaryti. Jam norėtųsi grįžti, kaip sakant, atgal, kaip sakant, tvirtai atsistoti žemę, bet jis kažkodėl negali nusileisti iš tų debesų. Jis galvoja, kad, laikas parodys, šitas vyras, čia jūsų greičiausiai vyras. Tai jeigu norite sužinoti, ko laukti iš šitos situacijos, ko tikėtis ir kaip jūs galite ją paveikti, rašykit man asmeninę žinutę ir mes lauksim taro kortų.